Rugpjūčio pradžioje Pušaloto parapijos krikščionys demokratai paminėjo 100-asias Krikščionių demokratų partijos metines. Minėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Pušaloto bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kunigas Albinas Pipiras. Šios parapijos klebonų jis dirba jau 40 metų. Po šventų mišių Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija giedojo bažnytinės giesmes. Skambėjo Klovos, Tamulionio, Urbaičio, Čiurlionio bei užsienio kompozitorių kūriniai. Krikščionys demokratai bei parapijiečiai jau seniai svajojo bažnyčioje išgirsti šio choro atliekamas dainas. Po koncerto svečius Mikoliškio kultūros namų salėje pasitiko Mikoliškio kapelos atliekamos nuotaikingos melodijos. Jubiliejinį vakarą vedė Pušaloto parapijos krikščionių demokratų atsakingoji sekretorė Rita Vaišvilienė. Šventės dalyvius sveikino Krikščionių demokratų rajono skyriaus atstovas Vilius Povilionis bei pasidžiaugė gražių partijos 100 metų jubiliejumi. Partijos pradžia prieš 100 metų. 1904 metais 3 iškilūs Lietuvos vyrai Būčys, Maironis, Jakštas Dambrauskas parašė Petrapilyje pirmąją Krikščionių demokratų partijos programą. Nuo šitos programos ir prasidėjo Lietuvos partijos istorija. Kviečiu visus gražiai pabendrauti, pasisakyti savo mintim. Kuo geriausi linkėjimai partijai, tik tai suklestėjimo, augimo ir kad žmonės pastebėtų ją, nes ta partija, jinai neišnyks su mumis kartu, Saudargas, kartu Dušimėnai, Beinortas ir įvairūs žmonės, kurie iš jos niekur nebėga, nesitraukia, tiesiog to garsaus trimitavimo nėra, bet mūsų idėjos lieka gyvos, jos liks gyvos ateity ir lietuviai dar nekartą turės progą atsigręžti šitą partiją ir galbūt ateis laikas, kai žmonės nuo populistų pradės domėtis ir tais, kurie turi senas tradicijas, doros vertybės, gerai žiūri į žmogų, į Dievą, į tėvynę ir tikrai tautai bus gera parama. Moterų katalikų draugijos narės šventinėje programoje skaitė eiles, suvirpinusias ne vieno širdį. Ir viskas čia, tvirčiau, aiškiau ir pastoviau. Ir laikas, ir būties erdvė, ir žodžiai, ir kapo atminimas. Aukite, kaip medis auga, želkite žolė kaip želė, lykite kaip lyja lietus, ant visur visiems. Švieskite savo sielos lobiais ir vertiems, ir nevertiems. Klebonas kunigas Albinas Pipiras prisiminė Krikščionių demokratų partijos istorinę raidą, jos praeitį bei dabartį. Ir kol mes neišmoksime būti kultūringi, skleisti gėrį, tol mūsų žemėje bus liūdna ir tamsu. Tai Krikščionys demokratai, kur jūs bebūtumėte, stokite į kovą su tamsiomis kairiomis jėgomis į priekį, kad laimėtumėte ir kad Dievas, ne pinigas, vadovautų mūsų tėvynei. Sveikinimo žodį tarė Pušaloto seniūnė Paulina Stravinskienė. Seniūnė negailėjo gražių žodžių Pušaloto parapijos Krikščionių demokratų atsakingai sekretoriai Ritai Vaišvilienei. Pasidžiaugti, kad pas mus jau prieš 2 metus atsirado puikiai moteris, kuris sukūrė gal turbūt apkirsę šiek tiek krikščionių draugiją, totelę, kuri ir turbūt viena iš pasidarys, ko gero viena iš aktyviausių rajone, o seniūnėjai, mat seniūnėjai, tai labai irgi didelis kursas, kadangi be galo daug padedam, daug kartu ruošiam renginių ir tuo daugiau tokių švenčių, tuo geriau visiems. Jubiliejinio vakaro metu skambėjo ir senovinės Pasvalio krašto dainos, atliekamos Pušaloto parapijos Krikščionių demokratų moterų etnografinio ansamblio. Ansambliui vadovauja šio miestelio pagrindinės mokyklos mokytoja Vaida Ogintienė. Svarbiu šventės akcentu tapo Pušaloto parapijos Krikščionių demokratų išleisto jubiliejinio leidinio Krikščionys demokratai pristatymas. Tai yra pirmas Pasvalio rajone išleistas Krikščionių demokratų laikraštis. Šventinėme minėjime netrūko sveikinimo žodžių bei linkėjimų. Visi susirinkę turėjo puikią galimybę pasidalinti mintimis apie ateities planus, pasišnekučiuoti ar linksmai pasišokti.
Prieš keletą metų nemažai Šiaurės Lietuvos aludarių įsijungė į bendrą projektą pavadinimu Alaus kelias. Birželio viduryje prie šio projekto prisijungė ką tik įsikūręs baras Alaus kelias Pasvalyje. Į teatralizuotą baro atidarymą susirinkę svečiai visų pirma galėjo apžiūrėti senovinę alaus darimo technologijos ekspoziciją lauke, o baro viduje nemažai įvairių rūšių alaus etikečių, nuotraukų, kuriuose įamžinti Valento Vaškevičiaus susitikimai su įžymiais Lietuvos žmonėmis, politikais kolekcija. Į atidarymą buvo pakviesti Pasvalio rajono savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus atstovai bei verslininkai. Pasipuožęs tautiškais drabužiais Valentas Vaškevičius pasvaišino svečius, kvietė paragauti bare siūlomo Pasvalio Biržų Pakruojo rajonų daryklų alaus. Iškilmingai pristatydamas barą Alaus kelias, Valentas Vaškevičius kvietė pajusti tikro naminio Miežių salyklo alaus skonį, aromatą ir jo džiaugsmą sukeliančią galią. Nes Šiaurės Lietuvoje dar gyva naminio alaus dvasia, čia dar triūsia naminio alaus darimo sakraliniai magai, aludariai. Jie šventai laikosi protėvių alaus gaminimo receptų, apeigų ir papročių. Pasvaliečiai, kaip sakant, pasilga jau mano, kaip sakant, pratesimą verslą ir sukūrėm kitai vietai namuos ir yra sukaupti didelę kolekciją etikečių, plakatų apie alų, daug bukalų, ąsočių, taurių. Vien žodžiu, yra ką pas mums pasižiūrėti, sendaikčių daug yra, kaip sakant, mėgėjęs rinkti šitos sendaikts, kai jie nedingtų, nesulūžtų, o parodyti savo, kaip sakant, palikuonėm. Ir mes priimsim ekskursijas ir taip įžymių svečių turėsim. Tenisas stalas bus, šachmatai, šaškės, smiginis. Kaip sakant, kviesimės įžymi žmonės, kad, kaip sakant, nebūtinai apie alų, bet gal puodžiai atvažiuos, paskui gal kokį jauti ar jautuko kepsim, kad būtų biškai ir su amatais senais, ir prie lūčio, prie liaudiškos muzikos, būt galim pabendrauti žmonėm ir pakelti viens kitam nuotaiko, pasidalinti įspūdžiais ir taip toliau. Tai va, vienu žodžiu, šitą sumanimą mes pasitarėm su šeima ir dabar sūnaus Aurimo įmonė. Galim sakyti, kad šitas verslas yra šeimininis, nes tėvai pradėjo verslą jau Pasvaly 1995 metais. Dirbam visa šeima ir prisideda prie to ir mama. Naudodamas progą norėčiau pakviesti visus apsilankyti mūsų barį, pasižiūrėti kolekciją ir, žinoma, paragauti net 8 rūšių alaus. Kviečiam visus. Valentas Vaškevičius vaizdžiai alaus putą lygino su baltais debesimis danguje. Priminė, kad pasak istorikų alaus kalbasi su žmogumi jau daugiau kaip 1100 metų. Tik čia galima pajusti, jog naminis Miežių salyklo alus yra kietas kaip ąžuolas, saldus kaip medus ir stiprus kaip dinamitas. Ragino nepamiršti saiko skanaujant protėvių galią išsaugojusi alų. Baigdamas visiems palinkėjo kuo ilgiau gyventi, nes kuo ilgiau žmogus gyvens, tuo daugiau pelno bus aludariams. Po sveikinimo žodžio skambėjo specialus himnas alui, kuriame apdainuotas šaltas ir skanus alus, laukiantis bare alaus kelias, mylimas vyrų ir moterų, kviečiantis šokti iki išnaktų. Vėliau svečiai buvo kviečiami pažaisti ir linksmai pasišokti. Beskanaujant alų netikėtai atvažiavo ekskursija iš Vilniaus. Svečiai susipažino su pačiu šnekučiu Valentu Vaškevičiumi ir jo kolekcija. Ragavo alų, o išvažiuodami svetingiams šeimininkams linkėjo daug gerų klientų, komercinės sėkmės, geros muzikos bei žinoma gero alaus. Tegul šie palinkėjimai sėkmingai ir pildosi. Praėjusį šeštadienį Pasvalyje jau antrą kartą buvo suorganizuotas bėgimas pavadinimu Išbandyk save. Sėkmingo starto nesutrukdė nepalankios oro sąlygos. Lietui lyjant bėgikai startavo 5 valandą ryto Pasvalio stadione. Sportininkai galėjo pasirinkti nuo 400 metrų iki 100 km distancijas, kiekvienas pagal savo galimybės bei sportinį pasirengimą.
Iš viso dalyvavo 47 bėgikai iš Pasvalio Vėtros bei Mūšos klubų, Žiežmarių Kertaus, Šakių Lekėčių, Vilniaus inžinerijos, Pakruojo Vėjo, Paberžės bei Kauno klubų. Deja, šiemet niekas nebėgo 100 km distancijos. Daugiausiai 70 km įveikė Donatas Danevičius ir 66 km Petras Majauskas. Abu sportininkai yra klubo Vėtra bėgikai. Be vyrų ne ką prašiau pasirodė ir moterys. Ilgiausia 50 km distanciją bėgo Žiežmarių Kertaus klubo narė Aušra Kavaliauskienė. Esam Kavaliauskų šeima, gyvenam Žiežmariuose, pasaulinė be pirmą kartą, dalyvaudavom maratone, bet varžybose išbandyk save, pirmą kartą esam. Atvažiavom su šeima, Agnė ir Tadu, jie irgi dalyvavo šitose varžybose, o Aurimą, vyriausią sūnų, palikom prižiūrėti ūkio. Iš pradžių oras užvakar labai baugino, nes labai karšta buvo ir kadangi čia yra ilgas nuotolis, tai toks oras kenkia bėgimui, labai išvargina. O šiandien davė Dievas tokį orą, kur ilgiems nuotoliams labai geras oras, truputį lynojo lietutis, bet nebuvo, neišvargino. Ir sėkmingai įveikėm 50 km. Šiandien toks tikslas ir buvo mums įveikti tą 50 km, nes dalyvaujam šiemet Europos čempionatą ultra tauriai. Dalyvavom Čekijoje 50 km, bėgom 100 Šveicarijoje, dabar ruošimės Vokietijai. Tai čia buvo toksai pasiruošimas Vilniaus maratonui ir tai tauriai. Ir naudodamasi progą noriu pakviesti daugiau įsijungti entuziastų į bėgimą. Gal yra bėgiojančių taip pavieniui, bet kai susijungi vieną būrį, bendraminčių kompaniją pamatai, tai tiesiog pasijunti kitoks žmogus ir pabendravimas tas tikrai duoda daug energijos ir tiesiog žvalumo, ryžto ir optimizmo ir sveikatos. Truputėlį vėliau 9 val. Ryto startavo jauniausi bėgimo dalyviai, iš kurių jauniausia kaunietė 4-metė Eglė Baikaitė bei porą metų už ją vyresnis Rokas Baika. Patys vyriausi bėgikai klubo Vėtra nariai 1949 metų gimimo Asta Laurinavičienė bei 66 metų Petras Majauskas. Paradoksalu, tačiau jo nubėgti kilometrai ir metai sutapo. Vyras įveikė 66 km. Pasibaigus bėgimui daugiausiai kilometrų iš moterų įveikusiai Aušrai Kavaliauskienei įteikta taurė Pasvalio sporto mokyklos vardu. O vyrų tarpe ilgiausia 70 km distanciją nubėgusiam Donatui Danevičiui taurę įteikė pagrindinis renginio rėmėjas Darbo partijos Pasvalio skyrius. Visiems bėgimo dalyviams įteikti diplomai, o vyriausias ir jauniausia dalyvė apdovanoti saldžiais prizais, šokoladais. Bėgimo dalyviai šventę liko patenkinti. Būtų gražu, jog bėgimas išbandyk save taptų kasmetinė tradicija. Bėgimas suteikia galimybę kiekvienam sportininkui pasitikrinti, kiek jis gali nubėgti ir ką dar reikėtų patobulinti.